apskritai sportas reikalingas žmogui, ypatingai aš sakau vyram, jisai reikalingas, nes jisai duoda tau kažkokią kryptį, kur eiti, kur žiūrėti, kaip gyvenimą savo statyti. Jeigu vyras yra be krypties, be tikslo gyvenime, jis jau toksai vyras. Savo vyras. Tiesiog, kas yra lengviausia, būnant jaunam, kodėl pasirinkti būtent sportą, nes tai yra lengviausia. Jo? Padaryti tai, sporto šaką, kuri tau patinka, vystyti ten. Vėliau, kai prasideda jau gyvenimas, kai tu jau pilnametis tampi, tau jau reikia ieškoti kažkokios arba profesijos, arba veiklos, ką tu norėtum gyvenime daryti, kaip tu galėtum save išreikšti kaip asmenybę. Nes kovoje, apskritai, kova, kas yra? Tai yra kovos menas. Tai yra menas, o menas yra kas? Šokiai yra menas, piešimas, tapyba menas, yra rašymas menas, yra aktorystė yra menas, kova irgi yra menas. O kas yra menas? Tai yra išreiškimas savęs. Ir sakau, todėl turbūt aš ir pajutau tą laisvę. Pirmą kartą tiesiai treniruotės, aš laisvas pajutau, aš galiu išreikšti save, aš galiu parodyti. Ir nesvarbu, kad aš tik kailiulį gavau 3 kartus. Bet tai buvo mano atsakomybė, mano kaltė, aš padariau klaidą, todėl aš gavau. Ne todėl, kad jis yra blogas ir jis nori man per marmūzį užvažiuoti, o todėl, kad aš turėjau visas galimybės ir apsiginti, ir nueiti, tik aš dar nemokau kol kas, bet palauk, duokit man laiko, aš išmoksiu. Ir tu daugiau nebegausi tokios galimybės. Ir tai yra menas. Ir tas labai mane tokio, pripildo. Todėl sakau, kad turi dar tokią irgi šiokią tokią nuomonę, kad kiekvienas vyras, aš manau, gyvenime privalo praeiti arba kovos menų mokyklą, arba kariuomenę. Privalo tiesiog. Vyrai šiaip labai daug duoda, manau. Ir dėl disciplinos, ir dėl kasdienio gyvenimo sprendimų. Nes tu turi kryptį. Žinai, kad kaip aš savo vaikus dresiruoju. Sakau, pirmą padarai tai, ką reikia padaryti, tada gali daryti, ką nori. Yra darbai, kuriuos ir aš privalau padaryti, tiesiog privalau, tam, kad aš galėčiau jūsų aprūpinti, kad galėčiau susimokėti visas sąskaitas, kad galėčiau daug ką nuveikti, bet aš visą darau tam, kad aš vėliau galėčiau daryti tai, ką aš noriu, tai, kas man atneš malonumą. Ne visada šitie du kartu eina. Kartais tu tiesiog privalai. Šiandienos Pirmyn podcast'o epizodą jums pristato Nara Health. Jei nuolat skubate ir nespėjate kokybiškai pavalgyti, Nara Health jums turi puikų sprendimą. Tai ne šiaip baltyminis kokteilis ar maisto papildas, o visavertis augalinis maistas, kurį paruošite vos per minutę. Svarbiausiai subalansuotas, turi malonų skonį ir suteikia energijos bei ilgam pasotina. Pažiūrėję sudėtį net nustebau. Ten 26 vitaminai ir mineralai bei pakankamas kiekis baltymų mūsų organizmui. O įdomitės ilgamžiškumu, kaip ir aš, verta išbandyti būtent šį variantą su Verite Trans resveratroliu, kuris moksliniais tyrimais įrodytas kaip efektyviausias ingredientas ilgamžiškumui skatinti. Jų produktų galite užsakyti nuėję į nuorodą šio video aprašyme arba tiesiogiai nara.health. Atsiskaitę panaudokite kodą Pirmyn, nes taip gausite 20% nuolaidą, nemokamą pristatymą ir metalinę gertuvę su pirmuoju užsakymu. nara.health. Atsiskaitant nepamirškite kodo Pirmyn.